Sveiki visi. Šiandien mes pristatysime Luminor Baltijos šalių ekonomikos apžvalgą ir labai norėčiau padėkoti, kad stebite mus, atvykstate. Ir šiandien, kaip niekada, temų yra daug, skaidrių yra daug, tad negaištant laiko važiuokime. Pradžiai apžvelgime pasaulio ekonomikos aktualijas, o tada pereikime prie Baltijos šalių ir ypatingai pasižiūrėkime, kodėlgi taip gerai sekasi Lietuvai ir netaip gerai sekasi mūsų šiauriniai kaiminiai Estijai. Pasaulis bendrai įžengė į lėtesnio ir nepastovesnio augimo laikotarpį. Matome Jungtinės Amerikos valstijas, kurios veržiasi į priekį, ES atsilieka, Kinijai taip pat sunkiai sekasi pasiekti savo augimo tikslus ir labai gerai iliustruoja šią takoskyrą didėjančią tarp skirtingų didžiausių pasaulio valstybių akcijų kainų indeksai, kurie iššovė yra tikrai labai aukštai Jungtinėse valstijose, Europa per viduriuką, o Kinija matome sąstingį. Na ir kalbant apie prekybos karus, tai aštrėja tie karai, tikrai nesimato kažkokios tai šviesos tunelio gale ir ypatingai didėja priešprieša tarp didžiausių pasaulio ekonomikų, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos, ir tai gali apversti visą mūsų pasaulio, laisvėjančią pasaulio prekybą aukštyn kojomis, nes ilgą laikotarpį, ypatingai nuo 90-ųjų metų, pasaulio prekyba laisvėja. Tai lėmė, kad pasaulio prekyba augo greičiau negu bendrasis vidaus produktas, aiškia, prekybos ir BVP santykis pasaulyje augo, tačiau pastarosius metus matome, kad jisai mažėja. Aiškia, prekyba traukiasi, santykinai su dalis prekybos traukiasi ekonomikoje ir labiausiai gali nukentėti nuo šių tendencijų būtent ES, kuri papuola į kryžminę ugnį tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos karo, nes būtent ES yra labiausiai priklausoma nuo pasaulinės prekybos. Jungtinės valstijos, Kinija yra labiau uždaros ekonomikos, gali savose sultise virti ilgiau, ES yra labiau priklausoma. Taip, kad tai yra pakankamai nemenkas pažeidžiamumo veiksnys ir taip pat tai yra aktualu mums, mes esame ES dalis ir taip pat esame maža atvira ekonomika ir net tie karai ir taip pat protekcionizmas augantis, subsidijų karai, jie lėtina tokių valstybių, taip pat kaip ir Lietuva ir kitų Baltijos šalių valstybių ekonomikos augimą. Na ir taip pat geopolitinis neapibrėžtumas išaugęs didina neapibrėžtumą, ypatingai energetinių žaliavų kainų, taip pat ir kitų žaliavų kainų ir taip pat jaukia pasaulinės tiekimo grandinės, pasaulinės prekybos kelius ir kaip pavyzdys, visiems jau žinomas karas energetinis tarp Rusijos ir ES, kurį Rusija dar pradėjo anksčiau, negu pradėjo karinė invazija Ukrainoje. Ta vis reikia akcentuoti ir nepamiršti to. Matėme didžiulį šoką, kuris prisidėjo labai ženkliai ir prie infliacijos kilimo. Ir taip pat matome, kad didėjantis, augantis neapibrėžtumas artimuosiuose rytuose, jie labiau mėgsta sakyti dabar vadinasi viduriniai rytai, tenais matome pakėlė labai stipriai konteinerių transportavimo kaštus būtent tarp Kinijos ir ES. Na, ne tik Kinijos, akivaizdu, čia tiesiog yra indeksas bendrai tarp Rytų Azijos ir Europos. Mažiau šiek tiek kilo kaštai tarp Rytų Azijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, nes būtent Europa yra priklausoma nuo Sueco kanalo, būtent prekybos kanalo Raudonąja jūra. Tai pasaulis tikrai jisai nėra toks pastovus ir ekonomikos augimas pasaulio jisai vis dar išliks pakankamai nemažas, bet jisai, lyginant su istoriniais rodikliais, jisai bus lėtesnis tiek šiais, tiek kitais metais, tiek 2026. Kalbant apie didžiausias pasaulio ekonomikas, tai Jungtinių Amerikos valstijų ekonomikos pagrindinis scenarijus visgi yra minkštas nusileidimas. Nors pastaruoju metu kiek išaugo rizika, kad gali Jungtinių Amerikos valstijų ekonomika ištikti recesiją, mes visgi nemanoma, kad tai yra pagrindinis scenarijus, nes Jungtinių Amerikos valstijų fundamentalus ekonomikos augimas yra tikrai labai stiprus ir ciklinis sulėtėjimas tikėtina nebus pakankamas tam, kad sumažinti augimą tiek, kad
Jungtinių Amerikos valstijų ekonomika patirtų recesiją. Ir taip pat kažkiek mažina neapibrėžtumą tai, kad ypatingai po debatų rugsėjo 10 dieną tarp Kamala Harris ir Donaldo Trumpo matome, kad Kamalos Harris šansai laimėti JAV prezidento rinkimus, kurie vyks jau lapkričio mėnesį, išaugo. Tai yra prieš visiškai skirtingą situaciją, nei buvo birželio pabaigoje po Bideno ir Trumpo debatų, kurios Bidenas, ko ne akivaizdžiai pralaimėjo ir tai lėmė tai, kad jisai pasitraukė iš varžybų, bet matome šios rinkimus, šios debatus rugsėjo mėnesį jau Trumpas pralaimėjo ir Kamala Harris šansai yra didesni. Tai aišku, tai dar, neperšokęs griovio negalim sakyti, bet bent jau tendencijos yra kol kas tokios, kad didesnė tikimybė laimėti yra būtent Kamala Harris. Ir kalbant apie palūkanų normų tendencijas, tai Jungtinių Amerikos valstijų centrinis bankas jau tikėtina šiandien sumažins palūkanų normas, dar yra klaustukas, ar mažins 50 bazinių punktų ar 25 baziniais punktais, tačiau kad ir kiek būtų sumažintos palūkanos, mes visgi tikimės, kad tas mažinimas nebus labai spartus, jisai bus pakankamai nuosaikus ir viena iš priežasčių yra vis dar pakankamai aukšta ir netgi šiek tiek padidėjus pastarąjį mėnesį grynoji Jungtinių Amerikos valstijų infliacija, tai yra atmetus energetikos ir maisto kainas. Matome, kad jinai vis dar siekia 3,3%, tai yra gerokai daugiau nei būdavo iki 2020 metų, kiek daugiau nei 2%. Ir skubos kažkokios tai didelės nėra ir dėl to, kad darbo rinka, kad jinai nors ir yra atvėsusi, bet jinai vis dar pakankamai aktyvi. Visgi palūkanų normų sumažinimo perspektyva, kad ir netokio ženklaus, jau didina lūkesčius, kol kas dar tik lūkesčius pagrindė, kad būsto rinka, nekilnojamo turto rinka Jungtinėse valstijose atsigaus ir matome, kad nekilnojamo turto akcijų indeksai stiebėsi į viršų ir pakankamai stipriai. Aišku, pirmauja logistika pramonė, gyvenamasis būstas, prekyba viešbučiai biurai vis tiek dar yra minuse, panyrė po vandeniu, bet pagrindė dėl struktūrinių pokyčių, kurie įvyko pandemijos metu, tai yra, kurie išiškėjo, galbūt ne tai, kad įvyko išiškėjo, tiesiog buvo paspartinti, tai yra tiek išpopuliarėjęs darbas iš namų, prekyba internetinė ir taip pat mažesnis keliavimas, ypatingai verslo reikalais. Ir JAV ekonomikos stabilumą, nepamirškime šito, taip pat palaiko labai didelės investicijos į energetiką, ne tik į tradicinę energetiką, tai yra Jungtinės valstijos yra didžiausia pasaulio naftos išgavėja, Jungtinės Amerikos valstijos išgauna naftos daugiau jau dabar, negu kad Saudo Arabija ir Rusija kartu sudėjus. Tai jau praktiškai artėja prie ketvirtadalio, dabar jau virš penktadalio, atėjo link ketvirtadalio visos išgaunamos pasaulinės naftos ir Jungtinės Amerikos valstijos daugiau jau eksportuoja naftos negu importuoja. Tai leido subalansuoti naftos rinką, ypatingai prasidėjus Rusijos karinei invazijai Ukrainoje ir taip pat Jungtinės valstijos yra didžiausia suskystintų gamtinių dujų eksportuotoja pasaulyje. Bet be to, taip pat Jungtinės valstijos pastaruoju metu labai stipriai investuoja į atsinaujinančią energetiką, ypatingai po infliacijos sumažinimo įstatymo priimto ir praktiškai net dažnu atveju lenkia Europos Sąjungą. Taip kad, ir netgi kiek galbūt netikėtai į priekį pačioje Amerikoje įsiveržė Teksasas, kuris labai daug pradėjo investuoti atsinaujinančią energetiką, ta vadinamoji purvinoji valstija, nes Teksasas visą laiką buvo asocijuojamas su nafta ir dujomis, dabar jisai taip pat yra asocijuojamas ir su atsinaujinančia energetika. Taip kad tai yra tikrai stiprioji Amerikos pusė, leidžianti tiek padidinti tarptautinį konkurencingumą, tiek pritraukti pramonės įmonių ir tikrai didžiulis skirtumas su Europa. Kalbant apie Kiniją, trumpai, Kinijos ekonomikos perspektyvos yra pakankamai miglotos. Kinijai nepavyksta užkurti vidaus vartojimo variklio, todėl Kinija bando pasikliauti eksportu, didinti eksportą į daugelį kitų pasaulio valstybių, tačiau matydamos Kinijos invaziją, šalis, ne tik vakarų šalis, bet ir kitos šalis, jos
taiko arba planuoja taikyti, arba kalba jau apie galimą taikymą tam tikrų barjerų, tai Kinijai nebus lengva augti būtent eksportu, o vidaus vartojimą mažina tebe snaudžianti būsto rinka. Matome, kad rodikliai raudonuoja kol kas. Ir turint omeny, kad Kinijoje būstas yra labai brangus, gali būti, kad ta korekcija būsto rinkoje dar jinai tęsis ilgą laiką. Pavyzdžiui, Japonija po 90-ųjų metų nuosmukio būsto rinkoje korekcija praktiškai truko daugiau nei 30 metų, beveik 40 metų. Ir taip pat investicijos į Kiniją yra ženkliai sumažėjusios. Taip, kad medaus mėnuo Kinijos ir vakarų investuotojų baigėsi. Ir kaip minėjau, Kinijos pastangos paskatinti vidaus vartojimą kol kas neduoda vaisių. Ir taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad Kinijos deficitas biudžeto yra šiuo metu didžiausias iš visų šalių, panašus kaip Jungtinių Amerikos valstijų labai, bet jis siekia tarp 7–8% bendro vidaus produkto. Tai jisai praktiškai neegzistavęs iki 2015–2016 metų, dabar yra pakankamai stipriai išaugęs ir tikrai Kinija jau nebėra ta šalis, kuri negyvena ateities sąskaitą. Taip, kad Kinija dabar padidino pensinį amžių, aš manau, kad artimiausiu metu sulauksime naujienų ir apie didinamus mokesčius ir tai vėlgi mažins potencialų ekonomikos augimą. Na ir kaip minėjau, jau eksporto perspektyvos, taip, milžiniškas augimas, pažiūrėkit, Kinijos automobilių eksportas auga eksponentiškai, bet klausimas, kiek ilgai tai tęsis, nes šalis ginsis savo rinkas nuo tokių drastiškų ir milžiniškų ir staigių pokyčių. Na ir kalbant apie Europą, Europoje dėja nuotaikos irgi nėra labai šviesios, tai jeigu Amerikoje šviečia saulutė, kaip ir pas mus Lietuvoje rudeninė, tai Europos ekonomika paskendusi rytinėme rūke, laukiama, kol tas rūkas prasisklaidys, prognozės yra labiau optimistinės kitiems metams negu šiems metams, bet šiems metams jos taip pat buvo labiau optimistinės negu praeitiems metams. Tai kitaip tariant, to šviesos vis laukiama, bet jinai vis neteina ir mes manome, kad kiti metai dar taip pat bus kupini iššūkių, nepaisant sumažėjusių palūkanų normų. Kitaip tariant, palūkanų normų sumažinimas vargu ar išgelbės arba ištrauks eurozoną iš ekonominės stagnacijos. Ir pagrindinė priežastis yra Vokietija. Pažiūrėkite, ekonominių lūkesčių indeksas Vokietijos yra praktiškai arti istorinių žemumų, atmetus du periodus, tai yra 2009 metų ir 2020 metų, tai praktiškai jau tikrai labai tokios recesinės, netgi sakyčiau, nuotaikos, net nes stagnacinės ir Europos ekonomika kol kas kelia ypatingai pietų Europos šalis, kurios vis dar gauna didelę naudą iš to, sakykime, keršto turizmo, kadangi žmonės negalėjo keliauti 2022 metais per pandemiją, tai jie dabar kaip pasileido plaukus ir tiesiog, bando atsipirkti už tą atpirkti tą prarastą laiką ir leisti pinigus į kairį dešinę, bet matome, kad pačios Vokietijos ekonomika stagnuoja, ir gali būti tikrai, kaip tame posakė, kad jeigu Vokietijos ekonomika nusičiaudės, susirgs visa Europa. Ir verslo ciklo laikrodis ką rodo, kad Vokietija žengia gilyn į recesijos būtent tą kvadratą. Tai iš ties Vokietija bus didžiausias stabdys. Ir pačioj Vokietijai, kodėl ta Vokietijos ekonomika stoja, tai yra pramonė jos, labai turi didelių iššūkių. Viena vertus tai yra energija imli pramonė, patyrė nemenką smūgį dėl energetinių kainų šoko, kažkiek jau lygtai atsigauna, jau matoma šviesa tunelio gale, bet matome, kad pradėjo kristi automobilių pramonė ir vėlgi pagrindė dėl kylančios konkurencijos iš Kinijos, bet taip pat ir kitų gamintojų. Ir Vokietijos automobilių gamintojų akcijų kainos puikiai tą iliustruoja. Matome, kad Continental, Volkswagen yra didelėme minuse, kažkiek geriau atrodo Mercedes, BMW, prabangesnio segmento automobilių gamintojai, bet ir jie, matome, pastaruoju metu pavažiavo žemyn.
Na ir Europos centrinis bankas, jisai gali mažinti palūkaną šiek tiek labiau, mes tikimės, negu kad šiuo metu rinkos tikisi, mes tikimės, kad kitų metų vidury jos turėtų nusileisti iki 2%, rinkos tikisi šiek tiek, kad bus palūkanos aukštesnės. Kodėl visgi tas kritimas bus nuosaikus, pagrindinė priežastis yra vis dar sparčiai augančios paslaugų kainos, sparčiai auga atlyginimai auga, įmonės perkelia kaštus vartotojams, ypatingai tai yra stebima paslaugų sektorių ir matom paslaugų sektoriaus infliacija netgi šiek tiek šoktelėjo viršų pastarosius keletą mėnesių. Tai Europos centrinis bankas nerimauja, kad tai gali lemti žymiai ilgiau besitęsiančią aukštesnės infliacijos laikotarpį ir neskuba mažinti palūkanų normų, todėl palūkanų normų mažinimas bus nuosaikus, bet, kaip minėjau, Europos centrinį banką gali kažkiek labiau paskatinti mažinti palūkanas, prasta ekonominė padėtis eurozonos, ypatingai Vokietijoje. Na ir, kaip minėjau, darbo rinka vis dar yra pakankamai, net sakyčiau, karšta, nedarbo lygis žemas yra, tiesa Vokietijoje kiek pradėjo augti, o atlyginimų augimas eurozonoje, keletą indikatorių rodo, kad jis netgi yra didesnis šiuo metu negu kad Jungtinėse valstijose. Aiškiai, matome tą inerciją žymiai didesnį. Jungtinės valstijos kilimas buvo didžiausias atlyginimų 21 metų pabaigoje jau, 22 metais. Eurozona vis dar lėčiau, daro viską lėčiau. Jungtinėse valstijose jau atlyginimų augimas ženkliai sulėtėjo ir jis šiaip buvo šiek tiek didesnis negu kad eurozonoje. Praktiškai grįžo augimas beveik į tas ilgalaikės normas. Eurozonoje jisai yra aukštesnis ir netgi šiek tiek vėlgi matome pastaraisiais mėnesiais kyla. Na ir kalbant apie kitas eurozonos ekonomikas, Prancūzija, Italija, ten situacija šiek tiek geresnė, pramonė taip pat kenčia, bet paslaugų sektorius turi didesnį svorį, jisai atrodo neblogai, bet ekonomikos augimą nemaža dalim skatino itin dosni fiskalinė politika, itin dosni. Italijos biudžeto deficitas praeitais metais vis dar siekia 7% bendro vidaus produkto, Prancūzijos 5,5%. Šiais metais italai jau mažinasi, prancūzai dar ne. Prancūzai sakė, kad mūsų deficitas tikėtina bus didesnis. Ir Europos komisija jau pradėjo perviršinio deficito procedūrą prieš šias šalis ir vienaip ar kitaip jas bandys priversti mažinti tą deficitą ir tas mažinimas deficito jisai be abejo slopins taip pat ekonomikos augimą. Ir Prancūzija šiuo metu yra daugiausiai per biudžetą perskirstanti ES valstybė, virš 50%. Suomija taip pat, bet Suomija irgi mokesčius kelia. Taip pat Italija yra 5. pagal perskirstimą. Tai tos šalis tiesiog išpūtė labai stipriai viešai sektorių, ypatingai pastarai 5 metį, bet ir taip pat ir ankstesniais laikotarpiais. Ir tiesiog turės pasiraitoję rankovės labai daug dirbti tam, kad tos deficitus kažkiek sumažinti. Vokietijos deficitas, žiūrėkit, tik 2,5%, milžiniškas skirtumas. Tai kadangi šalis yra vienoje eurozonai, tai neišvengiamai sukels tam tikrą konfliktą tarp šitų šalių. Na ir dar vienas iššūkis ES, čia tiesiog įdėjau keletą labai mums visiems žinomų iliustracijų, paveikslų. Tai, kad sprendimų prieimimas ES vyksta panašių principų tam tikrais klausimus, kaip liūdnai pagarsėjus Liberum veto abiejų tautų respublikoje ir puikiai žinome, kuo tai baigėsi. Baigėsi tuo, kad ilgainiui tiesiog pasidalino tą valstybę. Aš nesu, kad ES pasidalins, bet toks sprendimų priimas jisai tikrai stabdo tam tikrų svarbių sprendimų priimimą. Ir ypatingai, kai atsiranda viena kita valstybė, užtenka, tarkim, Vengrija, Slovakija ar kažkokia kita valstybė, kuri vetuoja visą procesą, stabdo, tai tikrai nepadeda Europai konkuruoti su Jungtinėm valstijom, su Kinija ir žengti priekį. Na ir kalbant labai trumpai, čia jau esu kalbėjęs praeitą kartą apie karinius frontus su Rusija. Visgi kol kas neblogai laikosi Europa tik energetinėme fronte, karinėme, ekonominėme, reikia pripažinti, pralaimime. Ekonominėme neblogai sekasi tame, kad mes išvengiam blogiausios scenarijaus. Kainos tiek dujų, tiek elektros yra pakankamai nukritusios, jos vis dar aukštesnės negu kad
iki 2021 metų lygio, bet matome taip pat, kad yra vis dar didžiulis kintamumas išlikęs ir ar tai šalta žiemai atėjus, ar tai sutrikus tiekimo grandinėms, galimi vis dar energetinių kainų šuoliai, be abejo nebus tokie dideli iki 22 metais, bet matome netgi ateities sandoriuose, ypatingai žiemos laikotarpį, jeigu nori nusipirkti į ateitį elektros, tai turi sumokėti daugiau negu kad vasarą, nes elektros poreikis yra didesnė žiemą ir gamyba yra mažesnė dėl to, kad saulės labai mažai būna. Na ir taip pat ES priklausoma yra nuo naftos importo, pati beveik nebesigamina ir praktiškai priklausomybė yra tokia pat didelė kaip Kinijos, o Jungtinių Amerikos valstijų, kaip minėjau, priklausomybės praktiškai nebėra, jie daugiau pasigamina. Tai kylant naftos kainai, Europai blogai, leidžiantis yra gerai, Jungtinėms valstijoms grubiai nei šilta, nei šalta. Na, karinėme fronte jau rodėsi su ta grafika, tai tiesiog matyt, kad tos paramos Ukraina gauna pakankamai, kad nepralaimėtų, bet nepakankamai, kad laimėtų. Ir na, konfliktas kol kas karinėme fronte, jisai, na, tos, sakykime, šviesos kažkokio tai tunelio gale, jeigu jinai ir matosi, tai jinai pakankamai tolima yra. Na ir ekonominėje fronte, tai pagrindinės faktorius lemiantis pakankamai, lemiantis tai, kad Rusija pakankamai neblogai išsisuka nuo sankcijų, yra Kinija ir matome, tai puikiai iliustruoja šis grafikas, Rusijos eksportas, ES panašių mastų krito, kiek išaugo į Kiniją. Kitaip tariant, Kinija tiesiog pakeitė ES ir iliustracija įspūdinga, kiek išaugo automobilių importas į Rusiją iš Kinijos, pažiūrėkite. Milžiniškas yra augimas, dabar importuoja praktiškai kokius 4, net gal 5 beveik kartus tiek, kiek importuodavo iš Vokietijos, o iš Vokietijos, aišku, importas yra sumažėjęs beveik iki 0. Na, bet Lietuva, apie Lietuvą. Čia tokia liūdnesnė dalis buvo, minoriniam natom, dabar apie Lietuvą jau šiek tiek nuotaikos gerėja. Kaip sakoma, nėra to blogo, kas nešeitų gerą. Lietuva netgi iš tos geopolitinių neprieštumų pasinaudojo tam tikrą prasme. Ir pirmas dalykas, kuris yra džiugus, tai kad mes tikrai pradėjom investuoti, ne tik kalbėti apie investavimą į atsinaujinančią energetiką. Ir šiais metais jau pasigaminsim tarp 40–45% savo visos suvartotos energijos iš atsinaujinančių išteklių. Tai yra didžiulis šuolis, nes dar prieš 3 metus, 21 metais, ta dalis siekia tik 13–14%. Tai yra praktiškai, na, tikrai ženklus augimas. Ir jeigu tendencijos tęsis, o tikėtina, kad bent artimiausiais metais tęsis, žiūrint tai, kiek jau investicijų yra daroma, tai tas rodiklis gali priartėti ir prie 70–80%, maždaug 28 metais, gal net 27. IT sektorius, čia irgi įdomi tokia paėmimo palyginimą, Baltarusijos ir Lietuvos. Baltarusija tikrai labai stipriai investavo į tą sektorių. Na, būna tokie paradoksai, kai yra valstybė, kurioje šiek tiek mažiau laisvių daryti verslą, tai žmonės labiau yra linkę rinktis tokias veiklas kaip inžinerija, informacinės technologijos, nes ten gali daugiau išnaudoti save ir daugiau uždirbti pajamų. Tai Baltarusija lenkia ilgą laiką Lietuvą. Aišku, jinai didesnė valstybė, čia vienam gyventojui tai vis tiek mes turi būti pirmavom, bet Baltarusija daugiau sukurdavo pridėtinės vertės informacinių technologijų sektoriuje, bet matome prasidėjus protestams Baltarusijai, taip pat karui Ukrainoje, labai stipriai Baltarusija krita ta vertė, o Lietuvoje išaugo taip pat ir dėl to, kad mes patys kūrėm, bet taip pat ir Baltarusijos dalis įmonių atėjo Lietuvą ir mes jau dabar būdami vos ne 3 kartus turėdami mažiau gyventojų, mes jau sukūrėme daugiau pridėtinės vertės negu Baltarusija. Tai va toks pokytis. Ir beje, Baltarusija vėl grįžo prie, sakykime, savo senų šaknų. Žemės ūkis jau daugiau sukuria pridėtinės vertės Baltarusijoje nei IT sektorius. Buvo IT sektorius aplenkęs. Tai va, tai čia tokia įžanga ir matome, iš pradžių tiesiog pradėsiu nuo bendro rezultato, vėliau paaiškinsiu, kodėl mes jį tokį turime ir ko galim tikėtis ateityje. Tai rezultatas yra tas, kad Lietuvos ekonomika tikrai atrodo ženkliai geriau nei Latvijos, Estijos, geriau nei ES vidurkis. Šiek tiek pastoviniavome 20–2023 metais, patrypčiom vietoj. 4 metai atsispyrėm, vėl judame į viršų.
Ir mes pagerinome šių metų ekonomikos prognozę, nežymiai nuo 2 iki 2,4 procentų, tačiau tiek ypatingai Latvija buvo priversta sumažinti prognozes, o Estija pasiliko prie tų, sakykime, konservatyvių prognozių recesijos. Tai yra -1 procentų prognozavo, panašiai turbūt ir bus rezultatas. Bet įdomesnė yra dinamika kitiems metams. Kitiems metams mes labai stipriai pagerinom Lietuvos prognozę. Pagrindė tai yra susiję, parodysiu vėliau, su fiskalinės politikos pokyčių nebuvimu arba labai minimaliais pokyčiais. Kitaip tariant, mes labai daug kalbėjome apie tai, kad teks didinti mokesčius. Ir mes dalį tų kalbų jau buvom įtraukę į 25 metų prognozes, kad netektų vėliau jų mažinti, mes taip ir sakėme pristatydami, bet matome, kad tų pakeitimų nebuvo ir panašu, kad jų artimiausių metų nebebus, bent jau iki rinkimų ir tikėtina, kad po rinkimų iškart taip pat nebus, taip kad Lietuvos ekonomikai netrukdys fiskalinės politikos pokyčiai toliau augti ir ekonomika tikėtina pakankamai bus įsibėgėjus kitais metais. Estija priešingybė, Estai prognozavo, kad jų ekonomika jau atšoks nuo dugno, atsispirs ir augs 3 procentais, dabar tos prognozės sumažėjo iki 1 procento vos tik tais. Vėlgi tai yra didelis neprieštumas, dėl to prognozės Estijoje yra tokios labai apytikslės, net dabar nėra aišku, kokie tiksliai mokesčių pakeitimai bus įgyvendinti, bet faktas tas, kad tai tikrai mažins ekonomikos augimą. Na ir dar šiek tiek apie faktą. Faktas, pirmo pusmečio augimas metinis, Lietuva plus 2,1, Latvija 0,4 ir kitaip tariant mes augam, Latvija stagnuoja, Estija smunka ir pokytis nuo 19 metų mes esame jau plus 12, Latvija plus 6, Estija 0. Ir pasižiūrėjus į pagrindinius rodiklius, labai akivaizdu, kodėl tie skirtumai egzistuoja. Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta, tiesiog ne pokyčius paėmų, bet pokytį nuo 19 metų, tai yra ne metinius augimus, bet pokytį visą per 5 metų laikotarpį ir matome, kad Lietuva yra plus 22, Estija plus 6 tik tais, Latvija apie 0 ir matome, koks didžiulis atotrukis tarp Lietuvos ir Estijos prasidėjo 2022 metais. Lietuva šiek tiek patrypčio vietoj, pradėjo kilti, Estija toliau leidžiasi. Ir panašu, kad tos tendencijos bent artimiausių metų išliks, nes Lietuvos vartotojų pasitikėjimo rodiklis yra pats aukščiausias Europos Sąjungoje. Tik 2 šalis turi teigiamą, Lietuva, Švedija. Estijoje yra antras pagal prastumą po Graikijos. Graikija ten iš esmės jie nusiminė dar nuo tų laikų prieš 10-metį. Latvija šiek tiek aukščiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Tai bent jau artimiausiu metu, kadangi koreliacija tarp lūkesčių ir mažmeninės prekybos augimo yra pakankamai stipri, kažkokio atsigavimo greito Estijoje nematome, o Lietuvoje tikėtina, kad toliau kopsime į viršų. Na ir kalbant apie apdinamosios pramonės produkciją, vėlgi panašus paveikslas, Lietuva plus 30 procentų. Labai geras pasirodymas, Lietuva sugebėjo labai stipriai auginti pramonę 21-22 metais, kai užstrigo pasaulinės tiekimo grandinės, lietuviai tikrai parodė didžiulį lankstumą, taip pat mes turim labiau diversifikuotą pramonę, pramonė sukurta pridėtinė vertė, skaičiuojant vieną gyventojų, didžiausia yra ne Vilniaus apskrityje, o Kaune, Klaipėdoje, Telšių apskrityje, kitos apskritys turi pakankamai stiprius pajėgumus. Latvija, Estijoje viskas yra labiau sukoncentruota į sostinių regionus ir matome, kad ten vis dar tęsiasi nuosmukis pramonės. Taip pat kaip ir Vokietijoje. Vokietijoje, pažiūrėkite, minus 12 procentų, mes plus 30. Vos ne stebuklas. Ir dėka pramonės pagrindinė, bet taip pat ir paslaugų eksporto, mūsų užsienio prekybos balansas šovė vėl viršų ir yra šiuo metu arti rekordinių aukštumų. 23 metai buvo didžiulis nuosmukis, matėme, netgi turėjom neigiamą balansą dėl išaugusių energetinių išteklių kainų. Tai Lietuvai pasisekė, kad tos kainos sumažėjo, nes mes labai mažai pasigaminam vis dar, dabar jau šiek tiek daugiau pasigaminam ir kainų šuolis mums yra labai neigiamas, kitaip tariant, pinigai iš Lietuvos išeina,
o dabar kainų sumažėjus mes matome, kad pinigai plūsta į Lietuvą. Ir tai yra labai gera žinia, nes tai taip pat padeda palaikyti ir ekonomikos aktyvumą, ir investicijų aktyvumą, ir vartojimo aktyvumą, nes mes gauname daug pinigų iš užsienio būtent dėl mūsų teigiamų balansų. Na ir kalbant apie tolesnės perspektyvas, kodėl mes prognozuojam, kad atotrūkis tarp Lietuvos ir Estijos didės, tai yra Estijos mokesčių, planuojami mokesčių pakeitimai, kurie yra pakankamai plataus masto ir pakankamai ženklus. Estija jau padidino pridėtinės vertės mokestį šiais metais iki 22%, kitų metų Liepos mėnesį planuoja iki 24% didinti ir taip pat didins gyventojų pajamų mokestį nuo šių metų ir nuo kitų metų pradžios ir nuo 26. Taip pat mokesčiai nuo 20% išaugs iki 24%, bet to Estija vis dar planuoja įvesti papildomą pelno mokesčio dedamąją, taip pat ženkliai praplės ir padidins automobilių mokestį, žemės mokesčius, taip pat akcizus kels. Kitaip tariant, yra ženkli fiskalinė konsolidacija ir taip pat dar ir Suomija didina pridėtinės vertės mokestį ir mažina išlaidas, taip kad Estijos, Suomijos, kadangi Suomija pagrindinė partnerė Estijoje prekybinė, tai tas regionas tikėtina dar tikrai kapstysis ekonominiai stagnacijai kurį laiką. Ir Lietuvai čia pasisekė, labai tą norėčiau akcentuoti, nes tiek Lietuva, tiek Estija šiems metams prognozavo vienodą biudžeto deficitą 2,9%. Bet dėka Lietuvos spartesnio ekonomikos augimo, tiek pramonės, tiek mažmeninės prekybos, tiek ir paslaugų sektoriaus, mūsų deficitas tikėtina bus ženkliai mažesnis. Mes apie 1,5% prognozuojame, gali būti viena kita pusė. Latvijoje, Estijoje minus 3%, Estijoje 3% nežiūrint jau pakeltą pridėtinės vertės mokesčio tarifą, būtų deficitas dar didesnis. Tai kitaip tariant, Estija užsisuko į smunkančios ekonomikos ir kylančių mokesčių ratą. Lietuva kol kas išsisuka ir jai nėra poreikio didinti mokesčius, nes biudžeto deficitas ir taip nėra didelis. Tai yra didėja tikimybė, kad tų mokesčių didinimo bent jau tokio ženklaus mes neturėsime ne tik šiais metais, bet tikėtina galbūt ir kitais ir galbūt ir dar kitais. Nors tokia, aišku, rizika egzistuoja. Ir filosofinis klausimas, ar Lietuvą reikia didinti perskirstimą didinant mokesčius. Matome su Lietuva, tokia specifinė. Mes šalis esame 2009-2012 metais, prisiminkime, buvo diržų veržimosi laikotarpis. Estai padidino ir mes padidinom. Estai surinko daugiau mokesčių, padidinė mokesčių tarifus, mes surinko mažiau. Mūsų mokesčių ir BVP santykis pasiekė visų laikų žemumas 12 metais. Nes žmonės tiesiog, nesutiko jų mokėti. Tai buvo arba iš šešėlį pasitraukė, arba kitas šalis verslas dalis perkelė, emigracija buvo didelė, darbo užmokesčio augimas buvo labai vangus, nes didžiąją dalį mokesčių mes surenkame iš sodros gyventojų mokesčių, tai yra iš darbo užmokesčio būtent fondo. Ir matome, kad net ir nedidinę mokesčių, mes surinktų mokesčių BVP santykį labai nuosaikiai didinome ir šiais metais jisai pasiekė visų laikų aukštumas nuo 90 metų. 33,3%, labai gerai, trečdalis BVP. Ir tai jau nėra didelis skirtumas nuo Estijos. Kitaip tariant, mes prisivijom Estiją, net ir nedidinę mokesčių ir pralenkėm beje Latviją. Tai tai turint omeny mūsų tokią specifiką, lankstumą, matot, lietuviai labai lankstus ir gerai prasme, kaip rodžiau, sugeba generuoti ekonomikos augimą net esant neapibrėžtumui dideliam, bet taip pat ir netokia gera prasme sugeba kažkaip tai tų mokesčių sumokėti mažiau net ir pakėlus tarifus. Ir taip pat norit kaip dėmesį vėl į tą grafiką. Dažnai politikai sako, kad štai reikia didinti perskirstimą ES vidurkio ir dažnai Skandinavijos šalis mini, bet pažiūrėkite į statistiką, biudžeto išlaidų ir BVP santykis, čia 23 metų duomenys. Prancūzija, kaip minėjau, pirmoje vietoje. Iš Skandinavijos šalių tik vienintelė Suomija turi didesnį biudžeto išlaidų ir BVP santykį nei ES vidurkis. Vidurkis iš čia yra. Švedija, Danija, Norvegija turi mažesnį santykį. Tai nėra taip, kad tu perskirstęs jau iš karto išspręsi visus iššūkius. Italija perskirsto labai daug. Pajamų nelygybė Italijoje yra didžiausia
iš visų vakarų Europos valstybių, tų senųjų ES valstybių. Kasgi mūsų regione daugiausiai perskirsto, reiškia rytų valstybėse, tai sakykime, nuo Austrijos į rytus, centrinė rytų Europos skaitosi. Tai yra, Graikiją galime traukti, Graikija, Vengrija, Slovakija, Kroatija, tos šalis. Tai ar ten yra viskas labai gerai tose šalyse, su ekonomika ir panašiai, ko gero ne. Tai, kaip minėjau, tai tikrai nėra kažkoks sakykime, sprendimas labai lengvas, štai padidinsim perskirstimą, sumažinsim nelygybę ir visi laimingai gyvensime. Toli gražu ne. Svarbiau yra, kaip tos pinigus paskirstai, ar efektyviai, skaidriai yra žmonės noriai moka mokesčius. Tai va, tai trumpai tada apie kitus rodiklius. Infliacija, vėlgi panaši istorija, kadangi estai didina mokesčius, infliacija Estijoje prognozuojame žymiai didesnė. Prognozavom net tik 1%, dabar padidėjo prognozė iki 5%. Lietuvoje infliacijos prognozės šie metam šiek tiek padidiname, nes maisto kainos pasirodė, tokios, sakykime, lipnesnės, ypač metų pradžioje, negu tikėjomės. Tai šiek tiek didesnė negu prognozavom, šiek tiek tokia defliacija, o kitiems metams šiek tiek net sumažino prognozę iki 2,2%. Ir Lietuvoje, kas papildomai pakėlė infliaciją, tai vėlgi grąžintas pridėtinės vertės mokesčio tarifas viešojo maitinimo įstaigoms ir matome iš karto, kokia reakcija infliacijos. Jau praktiškai buvo augimas panašus kaip Latvijoje, Estijoje, bet vėl pakėlus, grąžinus mokesčius, nepakėlus grąžinus į buvusį lygį, matome, kad ta infliacija jinai šoko į viršų. Taip, kad mokesčių kėlimai tikrai turi didelį tiesioginį poveikį infliacijai. Ir kaip minėjau, infliacija galėjo būti ir dar mažesnė, bet pakankamai inertiškos yra maisto kainos, nors žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos krito, maisto kainos pakilo į aukštesnį lygį gerokai ir išliko jame, labai nenori leidžiasi, šioks toks kritimas yra, bet labai nežymus, tačiau gera žinia ta, kad kažkiek tai primena galbūt 2014-2017 metų periodą, galbūt tos kainos nekris, bet jos turėtų ir nekilti. Ir gali būti, kad tas tokia, stabilumas kainų, jisai gali išlikti pakankamai ilgą laiką, tai yra iki bent jau 2026 metų pabaigos, mes taip prognozuojam. Ir taip pat tas kilimo potencialas nėra toks didelis, nes visose Baltijos šalyse maisto kainos, kaip pavyzdys, jau yra viršiusios ES vidurkį, o Estijoje jos ir vienas aukščiausių Europoje. Ir tik 1% punktas lieka nuo Suomijos kainų. Tai vėlgi, jau, sakykim, susikonvergavom pagal kainas šiek tiek greičiau negu pagal pajamas. Būtų, aišku, geriau atvirkštinė konvergencija turėti, pirmą pajamas galėjo paaugti, vėliau kainos. Bet vėlgi, kaip minėjau, tikėtina, kad gera žinia bent jau ta, kad tiek pašokę mes turbūt jau daugiau nepakilsime. Ir taip pat pasauliniai žaliavų kainų indeksai matome, kad jie tokią tendenciją, stabilumas arba net šioks toks mažėjimas, ypatingai energetinių kainų išteklių pastaruoju metu. Ir taip pat kitų, kaip pavyzdys, kviečių kaina, kaip krito smarkiai, alyvuogių aliejaus kaina jau pradėjo kristi, buvo milžiniškas augimas. Vis tiek rinkos, žemės ūkio, ypatingai produkcijos, jos linkusios pakankamai ilgainiui susistabilizuoti, nes yra milžiniška konkurencija. Ir šie metam pastebėjau, kad daugelis kitų institucijų vis dar prognozavo pakankamai nemažą infliaciją, artimą 1%, bet mes galvojam, kad bus 0,6%, aišku, čia nėra labai didelis skirtumas, bet psichologiškai tai bus pakankamai svarbu Lietuvai, nes metinė infliacija gali nukristi spalio mėnesį iki ar labai arti nulio, arba netgi šiek tiek į neigiamą teritoriją, jeigu tęsis naftos kainų kritimas, nes pastarosiomis savaitėmis, netgi dienomis labai stipriai krito naftos kaina ir matome, benzino, dizelino kaina yra žemiausia praktiškai nuo 21 metų Lietuvoje, dizelino gal dar ne tiek, bet benzinas ypatingai, benzino kaina pakritusi ir įperkamumas Lietuvoje benzino, dizelino yra labai arti rekordinių aukštumų. Galima už vidutinį atlyginimą nusipirkti tikrai labai reikšmingą kiekį degalų. Ir tai galbūt nėra, sakykime, nebūtinai tai yra gera žinia, nes Lietuvai reikia mažinti taršą.
čia jau nieko nepadarysim, norim, nenorim, nes ES visai yra užsibrėžus tam tikrus tikslus ir mes, jeigu išsiskirsim iš konteksto, galime sulaukti neigiamo dėmesio ir Lietuvoje kol kas pakankamai sunkiai sekasi ypatingai mažinti degalų suvartojimą, mažmeniai degalų pardavimai Lietuvoje 26% didesni negu prieš 5 metus. ES vidurkis -3, Norvegija, kuri elektrifikuoja savo automobilių parką, -28%. Ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, pažiūrėkit, kokį progresą padaržios ir šalis, Italija, Ispanija, Prancūzija, Jungtinė karalystė išmeta vienam gyventojui jau mažiau emisijų negu kad pasaulio vidurkis. Švedija pirmauja ES, visiškai viena iš mažiausiai išmetančių šalių. Nežiūrint to, kad jinai yra pakankamai tikrai pasturinti šalis, viena turtingiausia pasaulyje, tai Lietuva kol kas yra virš vidurkio ir mes, turėtume visgi pasistengti, kad bent jau nebūtume top 10, 3, 5. Rusija beje daugiausiai yra išmetanti emisijų šalis dabar Europoje, vienam gyventojui skaičiuojant ir ženkliai lenkia kitas šalis. Tai va, ir kaip minėjau, žemos degalų kainos neskatina pereiti prie mažiau taršių automobilių, nebūtinai tai turi būti elektromobilis, gali būti hybridas, gali būti tiesiog mažiau degalų vartojantis automobilis. Ir dėl to akcizų kėlimas yra pageidautinas ir ne tik degalų, kalbant apie degalus, bet taip pat ir apie alkoholį, tabaką. Nes didžiulis maisto kainų šuolis lėmė tokią paradoksalią situaciją, kad maisto produktai pabrango žymiai labiau negu kad alkoholis ir tabakas. Tai kitaip tariant, įperkamumas tiek alkoholio, tiek tabako, tiek degalų yra žymiai išaugęs lyginant su, tarkim, kitais produktais. Tai čia taip galim pajokauti, kad dabar galima mesti gerti, nebent dėl to, kad užkanda pabrango. Pats alkoholinis gėrimas netiek brango. Na ir pabaigai keletą skaidrių apie darbo rinką. Darbo rinka išlieka stebėtinai karšta. Mes vis prognozuojame, kad darbo užmokesčio augimas lėtės, bet vis tenka kiekvienais metais, kiekvieną kartą, kiekvieną pusmetį didinti darbo užmokesčio augimo prognozes vidutinės. Mes padarėm tą ir šį kartą. Tiesa, nelabai žymiai, bet padidinome. Šie metam prognozuojam, kad beveik 10% atlyginimai augs, kitie metam beveik 7,5%, prieš tai prognozuojam 6,5%, nes matome inerciją pakankamai stipri ir nedarbo lygis jisai formaliai auga, bet faktiškai jisai auga pagrinde dėl to, kad įtraukiama vis daugiau žmonių į būtent tyrimą ir ypatingai imigrantai, pabėgėliai, jie pakelia oficialų nedarbo lygį Lietuvoje. Jeigu mes skaičiuosime tik vietos gyventojus, nedarbo lygis yra mažesnis. Ir apdraustųjų skaičius Lietuvoje vis dar auga. Matome, kad augimas yra, jisai taip nėra toks spartus, koks buvo prieš 4 metus, bet pamėnesių žiūrint, matome, kad vis dar yra teigiamas augimas. Ir darbo užmokesčio augimą stabdys, štai šis grafikas labai iliustratyvus. Ilgą laiką atlyginimai Lietuvoje buvo santykinai, ne tik absoliučiai, bet santykinai mažesni Europos Sąjungoje. Tai yra pyrago dalis BVP atitenkantį darbuotojams buvo mažesnė, ypatingai diržų veržimosi laikotarpio. Žiūrėkit, Lietuvoje ta dalis buvo tik 44%, Europos Sąjungos vidurkis buvo 56%. Tai milžiniškas skirtumas. Tačiau dabar matome, kad ta dalis atitenka darbuotojams yra didesnė Europos Sąjungos vidurkį. Pirmą kartą vėlgi per duomenų rinkimo istoriją ir tai rodo, kad vėlgi atlyginimai tikėtina nebeaugs sparčiau negu kad augs produktyvumas. Tai yra nominalus bendrasis vidaus produktas. Tai yra pyragas turi augti tam, kad augtų atlyginimai, nes jau didinti pyrago dalį atitenkančią darbuotojams jau praktiškai nebėra kur, nes mes ir taip jau esame virš vidurkio. Na ir dar viena gera žinia, kad darbo užmokestis jau negi 2021 pradžios skaičiuojant, jau paaugo šiek tiek sparčiau negu infliacija ir tai didina gyventojų perkamąją galią. Tai Lietuva viena iš nedaugelio ES šalių, kurie sugebėjo tokį rodiklį pasiekti ir tai atsispindi mažmeninės prekybos rodikliuose. Na ir pabaigai keletą dar linksmesnių skaičių, reikia vis tiek pabaigti su gera nata. Čia buvo pasirodė statistika, kad reklama netgi, kad Vilnius jau beveik pasijo
Rygą pagal gyventojų skaičių, taip ir yra, bet tai yra tiesiog jau neišvengiama, kad Vilnius artimiausiu metu taps didžiausių miestų Baltijos šalyse pagal gyventojų skaičių. Tikėtina, kad jau šiais arba kitais metais, nes Vilniuje, lyginant su Ryga, daugiau gyvena vaikų ir taip pat jaunų žmonių, tai yra tarp 25 ir 50 metų, skaičius yra didesnis. Rygoje yra daugiau pensinio amžiaus žmonių, todėl tiesiog natūraliai keičiantis demografiniai, tai slenkant piramidai į viršų, einant laikui, Vilnius taps didžiausių miestų. Jeigu kalbant apie dirbančių žmonių skaičių, Vilnius jau dabar yra didesnis. Ir taip pat Vilnius tapo turtingiausių regionų Baltijos šalyse, vėlgi toks įspūdingas pasiekimas, Vilnius jau lenkia Taliną. Tai matote, dar Estijos nelenkia Lietuva, bet jeigu ties atotrūkis tarp Lietuvos ir Estijos tęsis, gali būti, kad jau 27 metais Lietuva gali aplenkti ir pagal nominalius skaičius Estiją, galbūt 28, bet tai yra šiek tiek už mūsų prognozavimo horizonto, tai mes dar kol kas nenorim labai teikti tokio teiginio, nes gali daug kas pasikeisti, bet kalbant apie regionus, Vilnius jau yra aplenkęs. Ir taip pat Lietuva pirmauja Baltijos šalyse, vėlgi pagal elektros gamybą, aukštos pridėtinės vertės eksportą. Tai iš tiesų vaizdelis kol kas yra maždaug toks. Mes čia siuntinėjomės, ekonomistai mėgstam tokių pasidalinti linksmesnių vaizdų. Tai vat kolega užvedė ant kelio, va taip atrodo Lietuva, taip žiūri į ekonomiką pasaulio, Estija taip žiūri. Tai va ta gaida norėčiau ir pabaigti savo pristatymą. Čia dar įdėjau lenteles, prognozes mūsų naujausias. Na ir tikėkime, kad neužsidėsime stau stiklinių lubų, neprisvirsim košės ir mums kažkas tai neuždės tų lubų. Ir tos prognozės pakankamai optimistinės Lietuvai išsipildys kitais metais. Ačiū.